Nu ką, atvažiavau į Rokiškį, Ilsenbergo dvarą, šiandien žolinė šventė, tai eisiu pafotografuot, padirbėt, šiandien nebėgiosiu, daug vairavau 4 valandas, tai ilga diena, toks trumpas vlogas. Įspūdinga rugpjūčio 15 važiavau 580 km, tai nuo Dzūkijos iki pat Aukštaitijos pabaigos ant Latvijos sienos buvau. Visa diena tokia, kad nuvažiavom į Rokiškį, Ilsenbergo dvarą, nuvairavau šiaip ne taip, per Panevėžį važiavau, pasiėmėm draugų ir tada ten buvo šunų paroda, pasirodymai ir tenai fotografavau, filmavau, pasivaikščiojom daug. Tada važiavom atgal į Panevėžį ir užsukom į hortenzijų sodus tokius, kur auga hortenzijos, labai gražu, žydi dabar viskas, tai nuostabiai viską pasižiūrėjom, tada dar į kaimą užvažiavom, valgėm lašinių su česnaku, buvo labai jauku, smagu ir tada grįžom atgal į Dzūkiją. Tai sakau, 580 km per vieną dieną tikrai pasijautė. Bet buvo labai smagu, labai daug gerų emocijų, bet žodžiu laukiu, nesulaukiu, kada vėl būsiu maks jėgose ir galėsiu eiti bėgiot. Sveiki, čia aš iš ateities, pažiūrėjau šitą video, kas čia per nesąmonė dabar, labai trumpas, nu taip gavosi. Diena tai nebuvo bloga, bet video tai galėjo būti geresnis. Ačiū vis tiek, kad žiūrėjot, tiesiog tokia diena buvo, užsičekinau, nes mano tikslas yra tiesiog neskrolint visą dieną, o kurt visą dieną. Tai viskas gerai, kaip ir įvykčiau, nebėgiojau, bet grįšiu į ritmą ir vėl viskas bus čiki-briki. Ačiū, kad žiūrėjot ir ate. Anything you want, you got it.